likimo naktys yra magiškas laikas. Sveiki atvykę. Šiandien sekanti diena ir mes dar giliau žengiame į mistinį laiką tarp metų. Ši naktis atstovauja ateinančių metų kovą, pavasario pradžios mėnesį, kai ledas tirpsta ir viskas ima tekėti. Kaip simboliška, kad šiandien kalbame apie paleidimą ir gyvenimo tėkmę. Ši diena turi ypatingą tylos kokybę. Kūčių vakarų šurmulys jau praėjęs, dovanos išpakuotos ir dabar prasideda tikrasis darbas. Paleisti tai, kas mums nebepriklauso, kad atsirastų erdvės naujam. Paleidimas – toks didelis žodis. Kaip dažnai girdime, tiesiog paleisk. Ir galvojame, na taip, jeigu tai būtų taip paprasta. Ir tu teisus. Paleidimas yra menas. Tai ne protinis veiksmas. Tai ne jungiklis, kurį galima tiesiog perjungti. Tikras paleidimas vyksta kūne, tavo energetinėje sistemoje. Tavo sakralinėje čakroje ir tavo saulės reskinių čakroje, tėkmės ir jausmų centruose. Senosios išminties tradicija kalba apie gyvenimą kaip amžiną upę ir amžiną tekėjimą. Viskas juda, viskas keičiasi, o mes žmonės linkę laikytis žmonių, situacijų, senų istorijų. Kodėl? Nes laikymasis žada saugumą. Mūsų sistema sako, tai, ką pažįstu, yra saugu, net jei skauda. Ir čia atsiskleidžia gilesnė šios nakties išmintis. Paleidimui reikia pasitikėjimo. Pasitikėjimo, kad gyvenimas tavo laiko net tada, kai paleidi kontrolę. Pasitikėjimo, kad po žiemos ateina pavasaris. Pasitikėjimo natūraliu gimimo ir išėjimo ritmu. Iš traumos terapijų perspektyvų žinome, jei vaikystėje nepatyrėme pakankamai atramos, mums daug sunkiau paleisti. Paradoksalu tiesa, bet tai prasminga. Tik tas, kuris jaučiasi saugus, gali atsiduoti tėkmei. Tik tas, kuris viduje yra laikomas, kad gali išoriškai paleisti. Todėl šiandien kalbame apie tai, kad nenorime savęs versti paleisti. Mes kalbame apie tai, kad suteiktume savo saugumą, kurio reikia, kad galėtume pasitikėti gyvenimo tėkme. Todėl atlikime vieną pratimą
kartu. Atsisėsk patogiai ir užmerk akis. Uždėk ranką ant pilvo dalies. Čia gyvena tavo abi reikalingiausios jausminės čakros. Dabar sąmoningai kvėpuok į šią vietą. Gali įsivaizduoti, kaip įkvepi šiltą geltoną, oranžinę šviesas, kurios užpildo visą tavo dubens sritį. Užpildo tavo pilvo sritį. Leisk šiam kvėpavimui banguoti per visą tavo kūną. Įkvėpimas, kaip banga, kurią atplaukia. Iškvėpimas, kaip banga, kuri grįžta atgal. Stebėk, kaip visas tavo kūnas švelniai siūbuoja šiame ritme. Kvėpuodamas tyliai, sakyk sau: aš paleidžiu, aš pasitikiu, aš tikiu ir teku kartu su savo gyvenimu. Ir jei kyla jausmai, ašaros, pyktis, liūdesys ar džiaugsmas, leisk jiems tekėti. Jie kaip ledo luitai, kurie pavasarį tirpsta. Kiekviena ašara yra šventa. Kiekvienas jausmas turi teisę būti. O tada po truputį sugrįžk atgal ir atsimerk. Ir tada sąmoningai paklausk savęs: ko iš praėjusių metų nenoriu nusinešti naujus? Kur aš iš baimės laikausi, nors jaučiu, kad laikas paleisti? Kas nutiktų, jei aš iš tiesų pasitikėčiau? Kokių jausmų jau seniai neleidau sau išgyventi? Ir tuo pačiu noriu priminti tau, kad šį vakarą sudegintum 4 iš savo 13 norų. Stebėk, kaip popierius virsta pelenais, ir įsivaizduok, kaip kartu tirpsta senos blokados ir sustingimai. Tuo pačiu rekomenduoju šiai nakčiai Saulės rezginio čakros meditaciją. Ir linkiu tau išlaisvinančios nakties. Atsiduok gyvenimo tėkmei. Ačiū, kad klauseisi. Iki rytojaus.